Šiandien padarysim trumpesnį epizodą būtent apie Krymą, nes pastaruoju metu socialiniuose tinkluose labai daug geros nuotaikos dėl to, kad ukrainiečiai daužo rusų logistiką būtent tame pusiasalyje ir ten jiems trūksta ir kūro ir absoliučiai situacija jiems darosi visai sudėtinga. Tai pasigirsta vis daugiau spekulacijų, kad ukrainiečiai čia ruošiasi kažkokio dideliam puolimui ir atsiims Krymą fiziškai. Tai va tiesiog šiandien nesiveliant į kažkokios techninius, karinius apibūdinimus ir analizės paprastais punktais tiesiog pabandysim pasiaiškinti, ar iš vis įmanoma Krymą šiai dienai ukrainiečiam atsikovoti ir netgi jeigu įmanoma, ar tai jiems apsimoka padaryti. Tai va pradžiai reikia suprasti, kalbant apie iš vis pradedant kalbėti apie galimą Krymo invaziją, tai reikia suprasti, kad šiai dienai ukrainiečiai neturi fizinio prieimo prie Krymo, ta prasme žemės prieimo. Tai kas jam lieka? Lieka jūrų kelias. Ko neturi ukrainiečiai? Neturi Juodosios jūros kontrolės. Vien tas faktas, kad ten praktiškai neliko rusų jūrų laivyno, nereiškia, kad automatiškai ukrainiečiai tą jūrą valdo. Ir lygiai taip pat ukrainiečiai neturi dangaus kontrolės virš Krymo. Tai bet kokią operaciją automatiškai padaro jau super sudėtinga ir tikriausiai automatiškai pražūtinga. Kitas dalykas yra tas, kad rusai net prieš karą, tai ta prasme tame laikotarpyje nuo 14 metų iki 22 Kryme palaikydavo iki 30 000 karių, tai o šiuo momentu ten gali būti 50, gal net 60 000 karių. Tai reikia suprasti, kad, ta prasme, reikia įsivaizduoti, kokių pajėgų ukrainiečiam reikėtų turėti, kad sugebėti kažkokiu būdu vykdyti invaziją per jūrą ir dar paimti tokias pajėgas, nes, kad ir ten neturi tie ruskeliai, ten dabar kūro mažai ir dar kažko, bet tie pristatymo keliai, ta prasme, jie yra kažkokie įmanomi. Blogiausiu atveju jie gali lėktuvais kažką skraidinti, netgi net nenusileidžiant, o mėtyti kažkokias siuntas ir kažkokius papildymus daryti. Taigi vien tas faktas, kad ten tie kareivėliai sėdi tokie pusiau alkani ir ilgainiui jie tokie pasidarys, nereiškia, kad juos lengvai ten būtų išdaužyti ir tam reikėtų milžiniškų pajėgų. Tai čia turėtų būti milžiniška operacija, nežinau, jeigu taip visiškai paprastai įsivaizduojant, tai įsivaizduokit gelbstint Elin Ryaną, Omaho bičo išsilaipinimą ir gal tada atšoks fantazija, kaip ukrainiečiam tai galėtų atsirūkti, ta prasme, bent net bandymas šiuo momentu. Čia aš specifiškai kalbu apie šį momentą, nes kadangi specifiškai apie dabartinę situaciją kalba kai kurie tokie analitikai, taip sakant, kur svajoja, kad čia to jau atsiems. Bet tebūnie pafantazuojam, įsivaizduojam, kad ukrainiečiai kažkokiu būdu sugeba tą Krymą atsikovoti. Nuplaukė ten, atsikovoja, o kas tada klausimas? Kas tada? Nes jie vis dar neturi prieigas prie Krymo per žemę. O jie patys išdaužė tiltus, patys dabar jau yra išdaužytos kelios elektrinės ir elektros taupimas yra įvestas, kūro nėra visame pusiasalyje. Ir tada klausimas, kaip tą pusiasalį patys ukrainiečiai išlaikės ir kaip jie patys logistiką palaikės. Tai va, ties šitą vietą gal jau ir atmetam tą galimą invaziją dabar. Ir netgi jeigu jie ten sėdėtų, tai įsivaizduokit, kad lygiai taip pat kaip Ukrainos pajėgas dronais laisvai juos atakuoja, tai ten pat sėdinčius Ukrainos karius aviaciniam bombam ar raketam ar bet kuo atakuotų Rusiją ir tai būtų, ta prasme, pražūtinga. Bet galim įsivaizduoti, tebūnie įsivaizduojam kitokį scenarijų. Aš čia tiesiog visas šitas video, tai tik tiesiog scenarijų įsivaizdavimas. Aš
Nesakau, kad taip bus ar taip nebus. Tiesiog teoriniai pamastymai. Įsivaizduokim, kad ukrainiečiai kažkokiu būdu sugeba atsikirsti kelią pietuose iki Azovo jūros. Ilgainiui sutrikdė rusų logistiką ir rusai ten nebeturi papildymo puolimo grupėms ir viso to regiono karinės grupuotės rusų susilpsta ir ukrainiečiai prasiveržė iki pat Krymo šiaurės, ten, kur dabar išdaužė tuos tiltus. Tai tada vėl kyla klausimas, ar ukrainiečiam apsimoka tikrai pulti Krymą ir jį atsiimti? Nes yra, vėlgi, ką tik pasakojau, ten infrastruktūra yra apgadinta, logistika yra labai sunki. Labai svarbus momentas yra tas, kad ukrainiečiam ir dabar yra sudėtinga situacija su oro gynyba. Tai dar paskirti savo resursus ir Krymo oro gynybai būtų tiesiog visiškai nelogiška visų pirma. Tai ir ta prasme visa Krymo našta tada tiesiog pereina nuo Rusijos pečių ant Ukrainos pečių, nes kažkokio stebuklo ta prasme neįvyks. Ten ukrainiečiai tada sėdėtų su tiek pat problemų, su kiek dabar problemų rusai ten sėdi. Tai vat paprastas toks dalykas ir yra, kad netgi jeigu geriausiu atveju, sakau, ukrainiečiai atsikovotų pietinės teritorijas ir atsidurtų ties šiaurinė ta Krymos jau važiavimo, tai vat jiems ten labiausiai apsimokėtų būti ir tiesiog palaikyti grėsmę ir iš arčiau netgi atakuoti ir dar tiksliau rusus ir gal taip priversti dalį netgi jų atsitraukti, bet patį Krymą šiaip kaip problemą palikti Rusijai. Nes ir šiai dienai, ir ilgainiui, kadangi visi supranta, kad šita Krymo izoliacija yra ilga operacija ir jin bus ilga operacija. Tai čia yra Rusijos resursų siurblys, galim taip pasakyti. Viskas, ką jie ten gabena, ten yra išmetimas į šiukšlių dėžę. Taip pat kaip jie dabar turi sutrikusią logistiką tenai, pas juos baisus kūro trūkumas yra, kritinis jau kūro trūkumas yra pusiasalyje, elektros taupimas yra, ilgainiui ten nėra visa oro gynyba rusų išdaužyta iki nulio, bet jin ant tiek išrėtinta, kad jin labai silpnai veikia, bet ir tą išrėtintą oro gynybą vis pirma reikia papildyti. Tai rusai nesugebės net pačių raketų ten nusigabenti ilgainiui, tai jie ten kaip tokie akli viščiukai ten liks ten tie kareivėliai ir kad ir kiek ten jie gabentų, netgi tarkim dabar ukrainiečiai sudaužė kelis rusų keltus, rusai tada kelis keltus atsiplukdė iš tolimesnių miestų, tuos keltus išdaužė ir kartoju, tai Krymas Rusijai yra resursų siurblys. Tai ukrainiečiam ir labiau ir apsimoka, kad tiesiog situacija Kryme būtų kuo sudėtingesnė ir siurbtų Rusijos resursus. Ir taip tikriausiai bus iki pat karo galo. Ir kai jau vieną dieną bus prieita prie derybų, tai Krymas ir taps toksai politiniu spaudimo tašku ir tada tiek ir tarptautinė bendruomenė galės spaudimą kažkokį daryti. Ir netgi mano spėjimas apie tą patį Krymo tiltą yra, kad nemanau, kad ukrainiečiai jį sudaužės, nes vienas dalykas yra, kad jeigu jį sugriautų, tai Rusija tikrai darytų kažkokį nesąmoningą didelį atsaką, tai tiesiog niekam nereikalingas, kad tarkim ar Kijevo ar kieno nors dar didesnis bombardavimas vien tam, kad atkeršyt, tai tokio dalyko jau Ukrainai nereikia. Tai jau geriau jiems apsimoka pastoviai irgi palaikyti tą grėsmę, grasinti, gal aplink kažkiek ten kažką pašaudyti, kad jis karts nuo karto visiškai ten tą logistiką užsidarytų ant tilto, bet nesunaikinta to tilto.
Netgi vien dėl to, kad galbūt vieną dieną iš ten tie ruskeriai patys gražiuoju atsitraukinės. Ir iš kitos pusės tai gali būti labai geras dėrybų svertas, jeigu ukrainiečiai ilgą laiką palaikys to Krymo tokią blokadą, galim sakyti. Tarkim, ateis žiema ir rusai sugalvos vėl smarkiai atakuoti ukrainiečių ten energetiką ar ką. Ir ukrainiečiai gali visada turėti tą savo svertą, vat, kaip tarkim Krymo tiltą, nes kuom aš tikiu, tai kad jie greitų metų jau turės tos pajėgumus ir raketas ir visą ką, su kuom tikrai jie gali tą tiltą pasprogdinti gerai. O oro gynyba su laiku tikrai ten bus išrėtinta. Tai va, ukrainiečiai galės turėti tą svertą, kad arba jūs čia nešaudot, arba mes tada jau sunaikinam ir visą gerą. Bet pilnumoje, tiesiog ant pačio galo vėl pasikartosiu, kad manau, kad iki pat karo galo ukrainiečiam labiau apsimoka ir iki pat dėrybų tiesiog palaikyti Krymą kaip Rusijos resursų tokia siurblė ar šiukšlių dėžė, galim sakyti. Nes labiau apsimoka, kad rusai ten resursus išnaudot savo, negu ukrainiečiai savo. Dėl to Krymo atsiėmimo klausimo, manau, dabar nėra. Bet kas yra, tai ką pasakė Azovo bataliono vadovybė, tai kad planas tikrai yra, kad nei pietuose, nei Kryme rusų pajėgų neliktų. O kaip visą tai toliau vystysis, tai pamatysime. Viskas, ką šiandien papasakau, tai tik tai spėjimai, logiški pamastymai ir dar viena klaviatūros riterio epizodas. Tai galit priimti už rimtą, galit priimti ne už rimtą. Jeigu patiko, paspauskit like arba prisijunkit prie kanalą ir einam toliau. Iki.